Mūsų asmeniniai duomenys yra neįtikėtinai vertingi, todėl labai svarbu juos apsaugoti internete. Pirma, kontroliuokite savo privatumo nustatymus socialinėje žiniasklaidoje. Apribokite, kas gali matyti jūsų įrašus. Dalydamiesi per daug, galite susidurti su rizika. Tada supraskite, kas yra asmenį identifikuojanti informacija arba apie jį. Tai jūsų vardas, pavardė, adresas, pašto adresas ir telefono numeris. 2 kartus pagalvokite prieš dalydamiesi bet kurią iš jų internete. Ir nepamirškite perskaityti smulkaus šrifto. Tos privatumo politikos, jose paaiškinama, kaip renkami ir naudojami jūsų duomenys. Galite nustebti, su kuo sutinkate. Reguliariai išvalykite naršymo istoriją, slapukus ir talpyklą, kad sumažintumėte savo skaitmeninį pėdsaką. Tai paprastas veiksmas, kuris turi didelę reikšmę. Galiausiai atkreipkite dėmesį į tai, kuo dalijatės. Kiekviena žinutė sukuria skaitmeninį pėdsaką ir net ir nustačius griežtus privatumo nustatymus, jūsų informacija vis tiek gali praslysti. Laikydamiesi šių žingsnių ne tik apsaugosite save, padėsite kurti saugesnį skaitmeninį pasaulį visiems.